Sveiki, sveiki. Na ką tik po laivo dariau tik tokią laivą, truputį su draugiam paplėpėjau. Dar kas pasijungė su draugais, bet mažai buvo žmonių šiandien, nes labai ilgai, labai seniai nedariau laivo ir dabar po ilgo laiko, kai ateini, tai jo visada pradžioj tuščia, kol vėl pripranta žmonės, kad išlysti į laivą. Ir, žodžiu, žiūrinėjau visokias tas savo šmutkytes, tuos visus papuošaliukus, ką dėti į Vinted parduotuvę, nes šiandien vėl nupirko. Tai dabar einu išsiųsti siuntinuką ir susitiksim su drauge Laura, truputį paplėpėsim ir tada grįšiu toliau tvarkytis savo, ką aš kur per laivą rodžiau, ką turiu, ką dėžutės išsitraukus dariausi, kad kur bundlai bus, kur rinkinukai, kur po vieną parduot. Ir, žodžiu, apsikuičiau visą lovą. Ir dabar reikia eiti tvarkytis. Tai, žodžiu, bėgu iki parduotuvės išsiųsiu siuntinį, kur nupirko ryte. Ir tada paskui eisiu keliausiu tvarkytis, nes va dabar norėčiau prigulti pavalgius. Ir niekaip neišeis, nes nėra vietos, kur gulti. Va, vieną dėžutę išpakavau. Ir tai yra, va, visokiausių findikliuškų. Čia dėjausi atskirai, kur auskariukai, kur, va, čia šiaip dirželius, čia nais kaklo papuošalai, po to va apyrankės, čia dar matau apyrankiai krito. Nu tai va, dabar reikės viską susidėlioti, susipakuoti, pasidaryti tuos rinkinukus ir nufotkinti dar šiandien ir įdėti į Vinted ir į Depop. Tai kas žinot, kas nežinot, turiu parduotuvytę Vintede ir Depope. Taip pat vadinasi Evelina Braškė. Žodžiu, kaip visur, Instagrame, TikTok, YouTube, Facebook'e, visur Evelina Braškė. Tai va. Na, o po to dar reikės eiti ir kitą peržiūrėti dėžę. Nu, Vasė, nu. Kitą dėžutę ir irgi va išsipakuoti ir padaryti rinkinukus, ką atrinkti, ką po vieną parduoti. Ką rinkinukais, nes yra tokių visokių šudeliukų, kur po vieną net neparsiduoda. Tai geriau padaryti rinkinukus didesnius, prikrauti, o kažkaip rinkinukai, tie bundlai, tai einasi. Va, dabar irgi nupirko rinkinuką, einu išsiųsiu. O kokių fainučių yra ir nelabai fainučių, visko čia yra. Štai taip. Ir eisiu tada susikrauti, dėlioti ir fotkintis. Tai va, tokie šiandienos dar planai, dar eisiu paskui į laivą TikToko, žodžiu, dar susimatysim. Čia va dar atsirinkau kai ką sau ir mamai lauktuvių. Tai va toks fainas kryželis, čia toks fainas pakabukas vienas, va šitas patiko man. Apyrankė patiko, kad va toks užsegimas, toks kaip senoviškas, ne kaip naujoviškas, tai va šitą pasilikau. Po to čia ant galvos, čia šiaip ant kaklo papuošalas, bet dėsiu ant galvos prie suknelės raganiškos. Čia šiaip toksai, va tokie visokie blizgaliukai. Tai va čia dar atsirinkau, ko neparduosiu, va tokius pavyzdžiui minimalistinius. Mama mėgsta, tai sakiau, ją įdėsiu išsiųst. Visokius va tokius plaukam, tai sesės mergaitėm. Tai va, žodžiu, tokie reikaliukai. Daug tvarkymosi šiandien nusimato. Koks fainas oras, geras, šilta, pipėts. Reikės eit pasivaikščioti kažkur į miškelį, į laukus prie namų. Nes žiauriai geras oras, saulytė šviečia, tie lapai, tas ruduo, pasaka. Tai va, dabar jau netoli esu parduotuvės, kur turiu priduoti išsiųsti siuntinuką ir to jau Laura turi ateiti. Susimatysim. Taip. Va, jau matau, atžingsniuoja Laurencita. Link manęs.
Nu va, grįžom su Laura, išsiunčiau tą siuntinuką, grįžtu namo, dabar, kol sėdėjom, kol čia filmavom, tik tokinom, pasižiūriu, dar vieną nupirko papuošaliuką. Tai dabar eisiu kaip tik Laurą palydėti ir vėl išsiųsti reikia siuntinuką. Tai va, kaip fainiai. Per vieną dieną iš to Depop, kur būna, nu šiaip iš Vinted man dažniau perka, o šį kartą iš Vintedo iškart 2 prekės per vieną dieną. Čia labai retas atvejis, nes pas mane ten yra dar tik tai gal 15 followerių Depope ir retai perka, sakau, dažniau iš Vintedo visada gaunu, o dabar per vieną dieną 2 prekės. Gerai, pagaliau ir Depopas pajudėjo normaliai. Nu ką, tai jau dar vieną siuntinuką išsiųsti. Na va, pasidariau kavos, galima atsigerti ramiai ir tada su vaikais eisim iki parko pasivaikščioti. Šiandien toks oras apsiniaukęs po lietaus, truputį net kartais ir lašelis kitas nukrenta, bet toks grynas, tikras ruduo ir norisi pabūti gamtoj, vat pasivaikščioti kažkur. Tai eisim pašliaužėti, kažką tai pažiūrėti ir tiesiog praleisim laiką su vaikais. Kaip gražiai mano gėlytė skleidžiasi šoniukose tokius, jau auskariukai va keli nukrito, kiti dar skleidžiasi, kyla įdomiai labai. Fainai būtų, kad visi iš karto taip tie fioletiniai aplinkui apeitų. O čia va, kur rodžiau ar nerodžiau, dar parodysiu, gaminau tokius pumpkinus, čia iš tualetinio popieriaus ritinėlių, juos perkerpi per pusę, įkerpi taip ir va apsuki siūlų, po to va pagaliuką įkiši ir štai tokia dekoracija. Vienokių siūlų galima, kitokių, tai va tokius padariau. Kupriniai saldainiai. Jeigu būsit geri. Aha, einam. Obviously, I don't work there. I can't say anything yet. We used to let people. Čia sagos, matai, visokios. Fainos kokios. 60p per button per. Viena? Oho. Jo, pabrangė viską. O, kokiu fainu. What did you get? What did you get? Yes, no.
Nu ką, pavyko vaikus ištemti į parką, atitraukti nuo kompų ir telefonų truputį, tai einam pasivaikščioti. Ir po to reikia užeiti valgyti, nes kai tik tai išlindom iš namų iš karto, nu mama, gal einam kur nors pavalgyti. Tai jo, tai jau visą kelionę, ne kelionę, visą kelią dabar ir virs, kol eisim jaučiu. Grandpa, let's get the Oh, Musha, Nora. Buddy, I have one. I have two for you. Oh, and there. Hey, no, so. Dog, eat them all. He chases us. Back off. Mama. I have to move. You. Oh, snack. Snack? Want snack? Mamma, ven a ti, mamma. Una con popra. Mamma, ven a ti, mamma. It touched Lucas. Don't fight. One just pissed on my head. Maar ven a permission en toma scalva. Scary chair. Sit the way you could fall. And Oh! I might just go, just a shot already. just do the way that I did. Oh! Stop when I die, that's all. Labas rytas. Na, o dabar važiuojam į ilgai lauktą, pagaliau, balsas dar neatsigavęs, ką tik atsikėlus, į vintage tą marketą, į Laulaus, kaip vadinasi. Tai va, varom, parodysiu. Labai laukiau, nežinau,
Ar taip, kaip įsivaizdavau, man ir patiks, ar ne taip, bet žiauriai šito laukiau įvento, tai va, varom dabar su manim, Tomas sakė varys, vienai nereikės, tai va, pažiūrėsim, ką gero rasim, ką įsigysim, o gal tik šiaip akis paganysim, bet turėtų būti fainai. Va, mes su Tomu jau einam ieškoti to vintage marketo ir slampinėjam per miestą, per senamiestį dabar. Neimk taip. Negali taip. Gali, bet kad negalvotų, kad jie mama. I want to. But I don't want to. Cristiano Dior akiniai. Nu va, grįžtam jau namo, pavargom ir jau vakaras eina, sako, jau greitai diena prabėgo. Bet dar sako, Tomas, gal dar kur nors važiuosim. Bet aš jau negaliu, jau kojos, rankos pavargo. Nors ir pats Tomas jau pavargęs, aš tai net miego noriu. Tai nežinau, jo biški apsipirkom. Tenai tam vintage markete nusipirkau odinę striukytę. Labai faina minkštutė tokia šviesa. Tokį švarkelį, žodžiu, parodysiu, ką nusipirkom. O dabar keliaujam namo ilsėtis. Sveiki, sveiki, dar kartelį žiūriu, pastebėjau, kad, pastebėjau, kad dar neparodžiau, ką pasiėmiau iš to vintage evento, kur nusipirkau striukytę ir švarkelį, ir dar tada su Tomu užsukom į kitus pigius rūbus. Ir pasiėmiau, buvo kaip tik išpardavimuose viskas po 50 piškių. Tai pasiėmiau krūvą dar rūbų, parodysiu, kai ką medžiagytėm, nes už 50 piškių tai jo. Nes kai nuėjau į kitą parduotuvę, kur medžiagas perku visada,
tokios medžiagytės kelios sudėtos, nu ten tie paruoštukai mažiukai. 10 svarų, kur anksčiau, nu ten už 5, už 6, už 4 būdo. Dabar nėra jau tokių. 10 svarų, keli medžiagos gabaliukai. O čia nais, kai nuėjau tenai, po 50 piškių, tai gavau net medžiagas, apsimoka, kad va, dėl medžiagų nusipirkti, tai žodžiu. To jau viską parodysiu. Truputį pakeičiau kampą, kad šviesiau rodytų prie lango, nes ten labai tamsiai. Bet dabar dar pagavau, kad kavos noriu. Taigi, einam pasidaryti kavos ir tada parodysiu, pašnibinėsim čia nais. Nu va, grįžau su kava, truputį pasidažiau, nes žiūriu iš draugo grįžau visą tokią be veido, tai truputį pasitepiau, dabar normaliau gal vaizdelis atrodys. Tai žodžiu, jo, ir nežinau, ar rodžiau, kad nusidažiau plaukus, truputį pasipinkinau, kai kur vietomis, truputį ir įžumą gavosi, kai kur normaliai, žodžiu. Nieko, čia nuplaunami dažai, greitai nusiplaus, aš mėgstu kartais pasikeisti, ypač rudenį. Gerai, taigi, parodysiu, ką nusipirkau. Pirmiausia, tai buvau su Tomu tam vintažiniam įvente, tam markete, ir ten vaikštinėjau, galvau, kažkaip tai bus įdomiau, daugiau, šiek tiek nusivyliau, bet šiaip buvo taip įdomu pažiūrėti, nes, nu va, sakau, viskas ten buvo 1920-1970 metų, skaitosi taip toks vintažas, ir, nu, buvo įdomu pažiūrėti tas visas senienas, blemba, traukia mane. Nu, o dabar parodysiu, ką pasiėmiau. Taigi, pirmiausia, pasiėmiau štai tokį švarkelį, čikos vintažinį. Jisai iš karto jau, kai žiūrėjau taip, iš karto patraukė akis ir po to buvo dar ten visokių tų švarkelių, bet šito jau nepalikau, gavau fainai būtų prie džinsų, viską, bet kai paskui aš jį pasiėmiau ir atsinešiau namo, jisai man truputį didokas. Tai galvoju, nu nieko, didokas irgi nebėda, turiu Vinted parduotuvę, Dipo parduotuvę įdėsiu, gal kam nors patiks ir nusipirks. Tai va, toksai fainutis, nestandartinis toks ir visai galvoju fainai. Už jį mokėjau 25 svarus. Tada dar pasiėmiau iš tenai striukytę odinę. Kokio minkštumo odytę, kokią fainutę. Štai tokia biba. Biba. Štai tokia striukytė ir irgi jinai man didoka, čia 14 dydis, aš nešioju 8 arba 10, bet nelabai matosi, truputį tik tai va, nugaroj šiek tiek, bet nežinau, kol kas nešiosiu, galvoju, prie džinsų, prie šviesių, tai ką. Ir ta odytė suviliojo, lengvutė labai, minkštutė, tai va, biški, sakau, didelė, čia užsilenkiau, bet čiotka, tokia. Tai va, už šitą mokėjau 35 svarus. Tai va. Švarkelis ir striukytė. Daugiau iš tenai nieko. Tada nuėjom su Tomu į kitą parduotuvę, kuri man ten patinka, tokia charity. Ir kaip tik buvo išpardavimas ir viskas po 50 piškių. Taigi, iš rūbų. Tai medžiagytei, čia nais nenešiojimui, bet medžiaga tokia faina, kai darysiu ant langų tokius dekoracijas, darau ir paukščiukus, visokius širdutės ar ką, tai va, tokia medžiagytė gėlėta, labai bus gerai, kaip už 5 piškių, tai sakau. Tada tokius šortus, jo irgi man dideli, bet medžiaga lininė, balta, super duper. Jo, labai didelė, 14 dydis, bet už tai daug medžiagos. Suknelę, kurią irgi perdarysiu, tai yra suknelė, ilga labai, aš ją nukirpsiu ir bus ilgas sijonas. Va taip pat. O iš likusio dar kažką tai sugalvosiu, ką padaryti. Tada dar už 5 piškių štai tokia irgi medžiagytė, bus medžiagytė, tokia gėlėta juoda,
O šiaip faina ir bruskutė visai, va, savo rankovytė su tais. Kaip už 5 piškių, tai jo labai fainai. Tada dar tokią suknytę. Tarararam. Irgi, bet manau, irgi bus medžiagytė, vat prie tos, kur gėlėta, vat. Nors ir faina suknutė visai, gal reikia pasilikti. Dar pagalvosiu dėl šitos. Po namus tokia kaimiška, man tai patinka. Kitką, ką dar paėmiau, suknelę vieną, štai tokią. Trumputė. Bet šitą galvojau pasimsiu nešiojimui, jeigu įlysiu ją kažkaip. Dabar kaip pasižiūriu, nieko nesimatavau, o žiūriu dabar, kad labai trumpa, kaip maikė. O gal ne, pažiūrėsiu, reikės pasimatuoti. Nežinau, gal kada kur ir užsidėsiu, o gal į Vinted reikia įdėti, jeigu neįtilpsiu. Tokia suknelė, bet žiauriai irgi trumpa. Pinkiška, jau tokio kitokio stiliuko, seksiu šmeksiu. Tada dar tokią suknelę paėmiau, irgi galvoju, arba savo vasarai lakstyt po kiemą, tokia pinkšt, arba medžiagom su jais, kai daug medžiagos, ilgos suknelės, tai irgi neblogai. Tada bliuskutė. Štai tokia. Visai faina. Ir kaip pagalvoju, sakau, kad po 50 piškių visai nieko. Tai irgi nežinau, šitą gal pasiliksiu. O gal ir medžiagytėm su jais. O čia kaip ASMR eina. Dar vieną. Tai marškinukai. Irgi medžiagytei. Tokie permatomi. Štai tokie. Ururururum. Jo viskas tokio vintažinio kaimiško stiliuko. Patraukė. Na ir dar vienas šortus. Ilgai norėjau tokių šortų ir radau. Štai tokie juodi. Dermantininiai. Ale odos, bet ne, čia ne oda, dermantinas. Štai tokie šortukai. Turiu tokias ilgas juodas kojines mėgstas ir galvoju, labai visai bus įdomu kažką tai paderint, pakurti. Tai va, iš rūbų tiek. Tai va, ten buvo iš rūbų tiek, o dabar dar ir pasiėmiau ne iš rūbų. Tai kambariui pasikabinsiu, kur vat fotkinsiu, kur filmuosiu ten visokius rūbus, viską. Štai tokį paveiksliuką pakabint ir dar vieną štai tokį. Rankinukas ir batai. Kaip nors taip čiunkšt ant sienos. Visai įdomiai. Tokie du ir dar kai ką vintažinio seno radau. Tai štai tokia klumpytė. Pium. Tada tokia klumpytė. Tiun. Tada ant pirščių radau. Mano viena teta, mamos pusseserė renka ant pirščius. Kolekcionuoja. Galvoju, gal dar kas atsiras, kas kolekcionuoja. Tai va, 6 tokius ant pirščius radau ir pasiėmiau. Tium. Su paveiksliukais įvairiais. Ir paskutinį ką, tai lėkštė. Tokia lėkštė, žiūrėjau dabar pardavime, ten kur kolekcionuoja, tai buvo viena 19 svarų, kita 17 ir aš šitą įdėjau irgi į Vintedą už 10 svarų. Nes čia yra kolekcinė ir gal kažkas kolekcionuoja ir nusipirks. Tai va, tokių prisišudeliavau su Tomu, tokių daikčiukų ir rubiukų ir medžiagyčių nusipirkau. Tai tiek, einu dabar toliau kavos atsigerti.
Nu, va, dabar einam su Tomu ir su Edgaru iki parduotuvės. Kažką tai nusipirkti, pavalgyti. Ir eisiu grįžus su redaguoti šitą vlogiuką ir įkelti. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjot, ačiū už peržiūrą. Ir ką, susimatysim jau greitai kitose filmukuose. Jeigu patiko, aišku, būtų smagu, kad palaikintumėt, parašytumėt kokį komentarą. Smagu gauti tą atgalinį ryšį. Tai ką, visiems geros dienos ir iki. Dėkui už peržiūrą.